Visi norintieji savo akimis išvysti pirmąją spausdintinę lietuvišką knygą Martyno Mažvydo katekizmą tokią galimybę turi tik kartą per metus. Šiemet jau 4. kartą ji buvo eksponuojama Vilniaus universiteto bibliotekoje. Pasaulyje yra žinomi tik 2 šios nepaprastai reikšmingos mūsų raštijai knygos egzemplioriai. Vienas jų saugomas Vilniaus universitete, o kitas Lenkijos Torunės universiteto bibliotekoje. Apie nepaprastą šios knygos istoriją pasakoja Vilniaus universiteto bibliotekos generalinė direktorė Irena Kryvienė. Prieš 4 metus mums gimė idėja, kuri štai jau tampa tradicija. Pasitikdami Vilniaus universiteto 430 metus, mes nutarėme šiek tiek kitaip paminėti šią sukaktį, šią datą. Tai yra nerengti tradicinę tapusios mokslo istoriją Vilniaus universitete liudijančios parodos, o parodyti kažką tokio, kas yra nepaprastai svarbu kiekvienam Lietuvos gyventojui. Na ir kas gali būti svarbiau už pirmąją lietuvišką knygą Martyno Mažvydo katekizmą. Pirmoji lietuviška knyga Vilniaus universiteto bibliotekos fonduose yra tik 55 metus. Anksčiau Lietuva šitos knygos neturėjo iš viso. Na ir kaip ši knyga atsirado mūsų bibliotekoje. Tuometinis bibliotekos direktorius profesorius Levas Vladimirovas nepaprastai rūpinosi po 1832 metų universiteto uždarymo išblaškytais bibliotekos turtais. Tose kelionėse po Rusijos bibliotekas ar tose paieškose išvežtų bibliotekos lobių, jis iš kolegų išgirdo informaciją apie tai, kad kažkur Ukrainoje kažkas yra matęs pirmąją lietuvišką knygą, arba bent jau Mažvydo pavardę kataloguose. Na ir profesorius Vladimirovas leidosi į dar vienas paieškas, pirmosios lietuviškos knygos paieškas. Na ir reikia pasakyti, kad jam tai pavyko. Po daugybę metų trukusių ieškojimų knyga buvo rasta Odesos Maksimo Gorkio mokslinėje bibliotekoje ir grąžinta į Lietuvą. Kovo 30-ąją Vilniaus universiteto bibliotekoje suorganizuotame renginyje buvo galima ne tik išvysti pirmąją lietuvišką knygą, bet ir plačiau susipažinti su UNESCO programa Pasaulio atmintis, kuri šiemet švenčia savo 20-metį. Programos kūrėjų tikslas – plačiai paskleisti žinią apie ypatingas valstybiniuose ir privačiuose archyvuose, muziejuose, bibliotekose saugomas dokumentų kolekcijas. Pagrindinė idėja yra suvienyti, sukaupti, suregistruoti, gal kažkuria prasme aktyvuoti dokumentinį paveldą, kuris kaip ir yra atminties saugotojas ir fiksuotojas, į tokį vieną kompleksą. Ir buvo nutarta organizuoti tarptautinį registrą Pasaulio atmintis. Šiai dienai tai yra daugiau kaip 200 istorinių objektų, net istorinių įvairiom prasmėm, įvairių laikotarpių, įvairių tipų dokumentų, kuriuose yra užfiksuoti vienokie ar kitokie svarbus pasauliui ar kažkokiam šaliai įvykiai, kurie reprezentuoja, pristato ir apibūdina kažkokius tai socialinius reiškinius, kultūrinius reiškinius. Ir yra laikomasi tokios nuostatos, kad to dokumento sunykimas arba praradimas kažkoks tai tikrai būtų didelis nuostolis visai žmonijos istorijai, kultūriniam palikimui. Siekiant skatinti reikšmingiausio Lietuvos dokumentinio paveldo išsaugojimą, pasiekiamumą ir atpažįstamumą šalies bei tarptautiniu mastu, įsteigtas nacionalinis registras Pasaulio atmintis. Šiuo metu jame 49 dokumentai ir jų kolekcijos. Pirmuoju dokumentu įrašytų į nacionalinį registrą 2006 metais tapo būtent Martyno Mažvydo katekizmas. UNESCO programos Pasaulio atmintis 20-metis įvairiais renginiais bus minimas iki šių metų pabaigos. O tie, kurie nespėjo šiemet pamatyti katekizmo, kviečiami tai padaryti kitais metais, tradiciškai Vilniaus universiteto bibliotekoje.